Treneri, koks jūsų bendras komentaras apie šiandienos mačą? Rezultatas panašus ir turbūt ir rungtynės gal kažkiek panašios buvo, tol kol komanda žaidžia taisyklingai, tas ir galima sakyti neblogas tas žaidimas, kai tik prasideda daugiau improvizacijos ar disciplinos toka, tada prasideda problemos pas mus, bet čia tokie dalykai, kuriuos visada galima, sakoma, pataisyti. O lyginant šiandienos ir vakarykštį mačą, kuris atrodė geresnis iš žaidybinio plano, išpildymo ir bendro komandos pasirodymų? Vakar gal šiek tiek gyvesnis žaidimas buvo, šiandien gal komandos šiek tiek lėtesnės buvo, bet gana panašus iš tikrųjų. Ir šiandien trečiajame kėline, nors trumpai, bet gavo šansą pasirodyti Rokas Alecis, tai kaip, nors trumpai, bet gal galite įvertinti ir kokios perspektyvos siejamos su šiuo jaunuoju vartininku? Kadangi mes, kaip sakoma, esam vietinė komanda ir mes stengiamės pritraukti kuo daugiau vietinių žaidėjų, taip pat ir jaunus vartininkus mes norim išlaikyti, kad juos sudominti, kad jie išliktų ir, kaip sakoma, nemestų ledo ritulį. Tai davėm šansą pabandyti ir turbūt dar duosime, taip, kad jie augtų ir matytų kažkokius siekius gyvenime. Ir įveikėte pirmąjį kontinentinio čempionato etapą, galite pasidalinti kokie įspūdžiai iš Talino? Važiavom, galima sakyti, gal nepilnai pasiruošę, tai tas pirmas etapas toksai, ten turbūt ir priešininkai nebuvo tokie stiprus, taip, ten, manau, mes dominavom visuose rungtynėse, tai antrame etape tikrai bus sunkiau, taip pat mūsų priešininkai bus smogo, tai ir visos komandos bus panašios, tai, bet mes yra ką mums pataisyti, discipliną, dar kai ką pataisysime ir manau bus viskas gerai. Sėkmės. Ačiū.